Sveiki! Kaip dažnai į savo komandą ieškote naujų darbuotojų? Ar tai jums džiaugsmas ar kančia? Tinkamas parinkimas ir palydėjimas į organizaciją naujo darbuotojo man visuomet yra toks labai džiuginantis ir jaudinantis potyris. Juk kažkam tai nauja pradžia, kažkoks naujas gyvenimo posūkis. Organizacijai be abejo tai irgi yra naujos galimybės. Noriu Jūs pradžiuginti, kad tinkamai struktūruotas ir apgalvotas darbuotojų paieškos ir atrankos procesas gali būti labai paprastas ir džiuginti naujomis pažintimis, patirčių dalyjimusi, bendravimu. Tai praktiniai mokymai, kurių metu gilinsime atrankos kriterijų formavimo arba atrankos interviu įgūdžius. Taip pat kalbėsime apie tai, kokius atrankos kanalus ir metodus pasirinkti, kaip galime pagerinti savo veiklos efektyvumą, veiklos procesus. Nepamirškime, kad atranka tai yra žinutė į išorę, tam tikra komunikacija apie mus kaip apie darbdavį. Kaip galime pagerinti darbdavio įvaizdį per atrankos ir paieškos ir atrankos procesą. Šiuose mokymuose dalinsiuosi žiniomis ir patirtimi ir sukursime kartu būtent jūsų organizacijai pritaikytą darbuotojų paieškos ir atrankos sistemą, kuri leis jums efektyviai išnaudoti laiką ir pasirinkti geriausius kandidatus. O paruošti šablonai leis taupyti laiką bei įgyti įgūdžiai, padės visą tai padaryti neskausmingai ir maloniai. Taigi susitikime mokymuose.